abi ekipos. Povilas Valaitis pažymėjo, kad mūsų laukia pragaras šioje serijoje. Nežinau, ką jis turėjo omenyje, sakydamas pragaras, nežinau, ką jis turėjo omenyje, sakydamas mūsų. Ar tik savo komandą, ar abi ekipas. Manau, kad ilga bus serija, Vilkaviškio komandos dominavimas. 16-13. Jendofo situacija, Belevičius su kamuoliu. Kokoška turi jėgos pranašumą, pritraukia 2 varžovus, kadangi saugojo jau savo gynėją prieš Karolį Kokošką atsidūrų. Pocius smaigstė tritaškius pirmosiose tarpusavio rungtynėse, taip kad jo jau palikti ant perimetro negalima. Mintautas Bulanovas pirmas iki šiuose rungtynėse pasirodė Jurbarko Kario Manvestos gretose. 12 numeris dabar su kamuoliu. Guščikui siunčia kamuolį jis, Kokoška ant perimetro ir netaikliai. Karolis šauna pro Vaivada. Pasirodo aikštėje. Bulanovas priima kamuolį. Kavaliauskas. Guščiko ieško. Kamuolį nusimeta Guščikas Matuliui. Kas 2 rezultatyvius perdavimus spėjo atlikti nedidukas Jurbarko komandos varikliukas. Bet jo potencialas yra daug didesnis. Prieš Giedrių Stankevičių dabar 2,7 m ūgio žaidėjas, o nespėjęs savo mentalitetu į Deividas Sirvydį, Kauno Žalgirio snaiperį, kuris gali pramesti, kad ir 5 ir 6 tritaškius, bet vis tiek tęs savo metimus ir anksčiau ir vėliau tikslą pasieks ir prapliups tritaškiais. Kokoška iš toli, Karolio metimas netikslus, šiai Railiai sugriebė dar tragiško baudų metimo pataikymo procento. Vilkaviškio komandos amerikietis. Ekranuose tie procentai, 57 procentai Vilkaviškio taiklumas. Matulis laisvas paliktas, vėlgi koncentracijos šiek tiek problema po krepšiu, ar sukirsti jam per rankas ir negauti net baudų metimų. Kavaliauskas ieško Egidijaus Dimšos, kol kas tik žvilgsniu. Prieš jį Giedrius Stankevičius gerokai aukštesnis. Aidas šauna iš toli, vėl baigiantis laiku ir vėl atsikovoja kamuolį Jurbarkas. Na, kelintą kartą šią situaciją mes matome. 2 baudos štai kyla Arminas Vilkas. Neįdomu, kam bus įrašyti taškai, bet man regis, kad Vilkas ten akivaizdžiai suguldo kamuolį po McBride'o metimo. Čia tuo tarpu daug paprasčiau, bet nemažiau efektyviai. Tiek aplygina kovos po lenta statistika Jurbarko ekipa, nors vis dar gerokai atsilieka. Kokoška, puikus kamulio dalymasis, vėl Karolis netaiklus. Giedrius Stankevičius 8 atkovoti kamuoliai. Vėl Jurbarkas su kamuoliu ir pirmoji jų ataka paskutinėme ketvirtyje. Nausėdas net nežiūri į krepšį ant 45 laipsnių kampo. Kokoška, dar vienas jo šūvis ir pagaliau pramuša Karolis Kokoška.